čia yra tas momentas, ane, kad mes vis dažniau daugiau įtraukiame galbūt į esminį gyvenimą, nes pavyzdžiui, Harvardo tyrimas parodė, kad pati populiariausia panaudos ChatGPT funkcija yra psichologas. Numeris 1 yra counseling, kad tu eini su juo pasikalbėti, spręsti problemas, diskutuoti apie kažką elgesį. Taip. Tai yra, tai man parodo, kad žmogus antiek pasitikė šitą technologiją, ne? Jeigu tu kalbė apie savo gyvenimą, apie savo santykius, ne? Tai kodėl nepasitikėti pas ką pirkti dantų pastą? Na, taip. Bet, teisingai, tu sakai, kad čia mes ir nesenai irgi turėjom tą temą, kad ir netgi iš to iškyla į tų žmonių pasitikėjimas dirbtiniu intelektu iš tiesų yra labai didelis. Nes jau dabar yra terapeutai, jau gydo žmonės nuo priklausomybės ChatGPT atsakymams. Jau dabar. Taip, ir čia Lietuvoj, ne Japonija, ne Amerika. Tai tas pasitikėjimas yra iš tiesų didelis. Tai jeigu, tarkim, mano požiūriu, jeigu verslas dabar neoptimizuos save, kad būtų matomas arba jis naudojamas